Vieną kartą. Užeikit. Sveiki. Šiandien mes jums pravesime filosofinę paskaitą apie saugų eismą. Kelias rimtas dalykas. Jame yra kažkas daugiau nei judėjimas iš taško A į tašką B. Ne veltui mąstytojai ir poetai gyvenimą vadina kelione, o žmogų keleiviu. Keliais keliauja ne vien kūnai, į kelią leidžiasi mūsų dvasia. Kartais kelias suteikia dvasiai aiškumą, jis mus grūdina, brandina ir apdovanoja. Kelionė – viena stipriausių gyvenimo pagundų, puikiausias nuotykis ir filosofija. Kokie dievai, žvaigždės ar demonai kelionės metu mus stumteli į vieną ar į kitą pusę, apdovanodami ar apiplėšdami, laimindami ar grasindami. Ką reikia išmanyti, kad kelias būtų saugus, o žvaigždynai palankus? Pirmą eismo pamoką duoda kas? Močiutė. Teisingai. Tai jis sako, neužmink vabalėlio, tavo takeliu vaikšto ir šios žemės mažiausiai. Kelias ne vien greitkelis, kur mašinas lekia keliomis eismo juostomis, ne vien pavojingi kelių posakiai, kur vairuotojas turi būti patyręs ir pageidautina ne 16 metų. kelias tai ir žvyruotas vieškelis, ir lauko keliukas. Kelias vingiuoja ne vien žeme, yra padangių keliai. Yra vandenynų ir upių keliai. Eismo dalyvis nebūtinai sutvirtinto karkaso formulėje su šalmu ir akiniais. Eismo dalyviai mes visi, žemės gyventojai, važiuojantys, einantys, triksintys, skraidantys, šliaužiantys ir ropojantys. Eismo dalyvė ši laiminga mergaitė. Ir šis raigė, ji taip lėtai, bet užtikrintai keliauja savo keliu, kuris yra ir tavo kelias. Saugok ją, būk atidus. Ir šis katinėlis, jis turi pasiekti savo namus, kuriuose jausi saugus ir mylimas. Nesugadink upės gyventojų kelionės, būk supratingas. Tavo kelyje bus įsiblaškiusių, pavargusių ar pernelyg lengvabūdiškų. Galvok už save ir už juos. Padaryk viską, kad būtum saugus pats ir kad ir kiti būtų saugus. Padaryk viską, kas nuo tavęs priklauso, kad kelias vestų mūsų meilę ir į meilę viskam, kas gyva.